Labą dieną, Mantai. Labą dieną. Džiugu, kad prisijungėte. Kaip nuotaikėlės? Neblogas šiaip. Neblogas, super. Tai šiandien susimatėm, pasikalbėsim šiek tiek apie finansus, apie pinigų įdarbinimą, apie tai, kaip susikurti savo svajonių gyvenimą. Ir man tai pirmas klausimas, ar mes galim pereiti ant tu, kad būtų paprasčiau bendrauti? Drąsiai. Gerai, super. Tai kokius lūkesčius turi, man tai? Šiandien mes susitinkam į konsultaciją, tai parekomendavo, atėjai, tau įdomu, tai ką turi, ką nori sužinoti, išmokti, kokį lūkestį turi. Kas būtų geras rezultatas po šito susitikimo tau? Manau, kad geriau valdyti savo finansus, nes pastebiu, kad vis nuo algos iki algos gyvenu ir vis kaip neužtenka, taip neužtenka. Nors ir įvyko atlyginimo pakelimas, bet vis tiek, kad kažkaip nesusitvarkau. Atrodo ir čia reikia, bet kažkas vis ne to, tai norėčiau kažkaip protingiau pasielgti su pinigais gaunamais. O kas trukdo? Sakai, vis trūksta, ne atlyginimas pakyla ir kas trukdo tau geriau valdyti pinigus? Kur problema, kaip tu manai pats? Net nežinau, gal per mažas atlyginimas trukdo, yra būsto paskola, yra keletas leasingų ir šiaip kasdienės išlaidos. Tai ir dabar, tarkim, namus įsirenginėti reikia, tai trūksta ir tūkstančiais eina tos išlaidos, tai vis pataupai kažkokiam tikslui, porą mėnesių ir vėl išleidai viską. Tada dabar terasos reikia, vėl išleidžiam. Ir taip kartojasi tas ciklas ir niekas nesibaigia, atrodo. Supratau, patekai į tą žiūrkių ratą, ne? Taip, būtent. Okay. Tai gerai, tai grįžtant prie tos temos, prie klausimo, kas turėtų įvykti po šito susitikimo, kokio tu rezultato tikėtumės, ką tu norėtum gauti, išeiti su kokiu sprendimu? Nežinau, kaip tos pinigus reikėtų atsidėti, kaip dalintis juos, daleiskim į atskiras sąskaitas kažkokias, tai kaip tinkamai juos valdyti. Ar iš tiesų yra taip, kad tų pinigų yra nepakankamai gaunama, ar yra kažkur kitur problema, reikėtų šitą sužinoti. Tai sakai, nelabai pakankamai gauni, netenkina atlyginimas, kurį tu dabar gauni, ne? Manau, taip. O kažkada mąstėjai apie papildomas pajamas, norėtum užsidirbti papildomai ir daugiau? Norėčiau. Tai ir dabar kartais tenka, kaip sakant, pahaltūrint. Tai tenka ir apsaugoje padirbėti, ir naktimis pavažinėti su mašina būna, ir renginius pavažinėju. Tokios papildomos veiklos, bet jos yra kaip ir vienkartinės tokios. Negali sakyti, kad tai yra pastovu. Keiti savo laiką į pinigus, ne? Taip, būtent savaitgalius keičiu, viską aukoju, kad tik tai išsilaikyti. Kaip jautiesi viską paaukojęs, daugiau uždirbai? Ne kaip viską išleidė, taip išleidė, taip nėra kažko tokio produktyvaus. Supratau. Gerai, tai žiūrėk, mes tada galėsim pasikalbėti, mes turim karjeros galimybės, kur mes žmonėms suteikiam galimybę uždirbti papildomai pinigų, tai aš tau atsiųsiu keletą video pasižiūrėti, jeigu įdomu bus, galėsi pažiūrėti ir apie tai pakalbėsim, bet tada vėliau. Ok? Ok. Gerai. Tai žiūrėk, aš papasakosiu dabar trumpai, kaip praeis konsultacija, tai mes užtruksim apie valandą. Aš pirmą užduosiu tau tam tikrus klausimus, kad suprasti, ką tu darai su tais pinigais, kodėl pas tave tokia situacija, kaip tu juos valdai, kaip dirbi, kaip uždirbi. Tada pasidalinsiu ekranu, parodysiu teorijos. Mes šiandien kalbėsime apie bazinės žinias, nes apie investavimą galim kalbėti tik tai tada, kada yra sutvarkytos bazinės žinios. Tai aiškus principas žmogui. Okay? Ir tada pasidalinsiu ekranu ir pasižiūrėsim, jeigu matysim, kad reikia imtis kažkokių veiksmų, tai mes sutarsim antrą susitikimą ir antro susitikimo metu mes jau sudėliosim tavo veiksmų planą. Tinka toks variantas? Ok. Gerai, tai pirmą užduosiu klausimą, mano akis kartais nukryps nuo ekrano, nes aš rašysiu, o paskui pasidalinsiu ekranu. Gerai. Tai kiek tau man tai metų dabar yra? 28. 28. Ir iš kur tu esi, iš kokio miesto? Iš Kauno. Kaunas, Vilnius, Kaunas, gerai, Kaunas, ok. Tai žiūrėk, toks dar klausimas. Jeigu tu matysi, kad tu gausi vertę šiandien, padėsiu tau sutvarkyti, valdyti geriau pinigus, kalbėsim apie papildomas pajamas, apie investavimą, apie viską, ir tu matysi, kad tai tau informacija šita yra tau naudinga ir vertinga. Ar tu norėtum, kad šitą informaciją, kuri tau padės turėti daugiau pinigų, sužinotų ir tavo aplinkoje pažįstami? Ar jam būtų naudinga ten?
Manau, norėčiau pasidalinti tuo gėriu, ką šiandien gausiu, jeigu tai viskas bus naudinga. Super. Tai gerai, tai žiūrėk, tada aš tavęs paprašysiu rekomendacijų, kad mane rekomenduotum, pasakysiu kam, bet čia vėliau dar pakalbėsim, kad mane rekomenduotum, kad aš galėčiau kuo daugiau žmonių padėti, nes mano misija yra kuo daugiau žmonių padėti, sutvarkyti finansus ir Lietuvoje yra katastrofinė situacija, tu pagal save tai jauti, kad sunku yra, tai kuo didesniam kiekiu žmonių aš padėsiu ir to jie tau patys bus dėkingesni. Ok, tai aš paprašysiu rekomendacijų susitikimo gale. Gerai? Gerai. Good. Tai gerai, Mantai, tai tada kokia yra tavo šeiminė padėtis? Vedęs, turi vaikų, vienas, kokia situacija? Vedęs šiuo metu, vaikų neturiu. Man patinka tavo posakis šiuo metu, žinai, nes aišku, gali būti kitas. Visko gali būti gyvenime. Vedęs, gerai. O kaip žmonos vardas? Greta. Greta, gerai. Ką Greta mano apie tavo šiandienos ateimą į susitikimą, ar žino? Nežinau, taip tiesiog užsiminiau, sako, bandyk. Nes kodėl klausiu, nes šeima labai svarbus palaikymas, ne? Ir finansų valdymas tai yra šeimos. Jeigu yra šeima, tai yra šeimos dviejų žmonių bendrą kelionę į turtėjimą. Ja? Nes mes skirtingais modeliais ateinam į santuoką, vieni daugiau išleidžia, kiti mažiau išleidžia. Tai todėl ypatingai svarbu, kad ir abudu žinotų vienodą informaciją ir abudu siektų tų pačių tikslų. Okay? Tai mes dar pakalbėsim apie šeimos finansų valdymą. Mhm. Good. Kaip su vaikais situacija? Jau turit piliečių? Neturit? Ne, piliečių nėra. Dar piliečių nėra, gerai. Taip, kaip tu uždirbi pinigus? Ką darai gyvenime? Dirbu vairuotoju. Samdomas darbas ar pagal individualią veiklą? Kokia situacija? Samdomas įmonėj vienoj pagal darbo sutartį. Tai klausyk, tai ir vairuotojai dirbi ir paskui dar apsaugoje tenka dirbti, ne? Tenka. Yra reikalų. Gerai. Kokia jūsų situacija su būstu? Jūs nuomojatės nuosavą su paskola, be paskolos? Su paskola. Kiek dar liko išsimokėti? Kiek tūkstančių dar liko išsimokėti? 100 000 paimta, tai 2 metai kaip mokam. Na tai nežinau, ten grubiai dar 28 metai liko. Tai jeigu 100 paėmė, 2 mokat, tai 98 kokia liko dar. Plius minus, gal 95 kokie. Kiek į mėnesį? Į mėnesį grubiai 400 eurų paskola. Ten plus būsto draudimas tokia smulkesnė jau. 400 eurų per mėnesį, gerai. O gal turit kažkokių finansinių įsipareigojimų, tai kreditų, leasingų, vartojamųjų paskolų ar panašiai, dar papildomai turit ką nors? Papildomai būtinės technikos leasingas, bet ten jau kaip ir nedaug likę. Ten buvo 4000 paimti. Okay. Dar liko. Gerai. Supratau. Tai žiūrėk, pradžiai man klausimų užteks, tik dar vienas klausimas toks kertinis. Jeigu tu matysi, kad tau yra šiandien naudingai, reikia imtis kažkokių veiksmų, ne, kažką tai daryti gyvenime, nes beprotybė daryti tos pačius dalykus ir tikėtis kitokį rezultatą. Ar tu esi linkęs daryti veiksmus ir pradėti tvarkyti savo gyvenimą finansinį? Esu linkęs, esu tikrai. Good. Na gerai. Tai žiūrėk, dabar tada aš pasidalinsiu ekranu su tavim ir papaišysiu šiek tiek teorijos, ok? Pasakyk, kai pamatysi baltą ekraną. Jau matau baltą ekraną. Gerai. Tai dabar pradžiai, kaip ir sakiau, bazinės žinios, bazinė informacija, kad suprastum, kas yra, iš ko susideda mūsų gyvenimas, kaip mes valdom pinigus, ką mes darom ir ką mes darom gerai ir ką mes darom blogai. Tai dabar, matai, yra gyvenimas mūsų sudarytas iš 3 esminių etapų. 3 etapai. Pirmas yra vaikystė. Vaikystėje mes pinigus su šypsena veide leidžiam ir išleidžiam. Ir pinigai yra pas ką? Pas tėvus. Ja, pas mamą ir tetę. Ne? Vaikystėje mūsų nelabai mokina elgtis su pinigais. Nežinau kaip tave, manęs tai nieks nemokina. Kartais dar tik tai, mano sesė gal geriau, nes sesė jinai moka geriau turbūt elgtis. Bet sakyčiau, greičiausiai tai taupyk vaikelį. Vienintelė frazė, kurią aš atsimenu. Tave mokino kas nors vaikystėje su pinigais elgtis? Taip pataupydavau, bet tai, žinai, ten truputėlį išeidavo kažkas, bet ir išleidė ant kažko. Taip, per savaitę. Ja, tai normalu, nes mūsų tėvai augo kitoje visuomenėje, kitoje santvarkoje, jie augo Tarybų Sąjungos laikais, kai nebuvo jokių investavimų, nieko ir todėl jie neturi tų įgūdžių. Tai gerai, kad tu domiesi ir mes čia susitikom kaip tik tam aptarti, ką padaryti kitaip, kad tu turėtum pinigų.
Tai žmogus praeina vaikystę, ateina ir išeina į suaugusių pasaulį ir pereina į karjeros etapą. Karjera. Dabar tu esi karjeros etape. Tai karjeros etape mes su pinigais elgiamės taip. Mes pradedam dirbti ir uždirbti. Dirbam ir uždirbam vis daugiau. Daugiau. Tikėtina, kad šiandien tu uždirbi daugiau negu kai tik tai baigiai universitetą ir pradėjai pirmam darbę dirbti. Daugiau? Taip yra. Ja. Tai va, tai čia yra normalu, nes žmonės dirba ir uždirba, kompetencijos kyla, žinios auga ir pradeda uždirbti vis daugiau. Bet kur atsiranda problema? Kad kuo tu daugiau uždirbi, įsigalioja Parkinsono dėsnis. Daugiau uždirbi, daugiau išleidi. Ne? Jeigu tau anksčiau studentavimo laikais užtekdavo tiesiog ten su Hebra susimetė, ne, ir užtenka ten 5 eurų per savaitę, tai dabar jau girdėjau, kad ir būstą turi, ne, ir su žmona jau įsirenginėjat ir taip toliau, terasos reikia ir panašiai. Tai vis daugiau išlaidų. Uždirbi daugiau, bet ir išleidi daugiau. Teisingai? Taip. Tai kuo daugiau tu uždirbi, tuo daugiau išleidi ir va čia mes papuolame tos pastus, apie kuriuos mes dar vėliau pakalbėsim. Tai gerai, kai dirbi ir įsivaizduok tavo gyvenimas tęsiasi ir ateina vienas toks momentas, paskutinis, kai žmogus nustoja aktyviai dirbti, jau nebeina į darbą, ar dėl amžiaus, dėl sveikatos, dėl dar kažko, ir kaip vadinasi tas galutinis etapas, kai žmogus jau nebedirba visiškai? Pensija. Jo, pensija, aš vadinu tai atostogomis. Atostogas. Kuom skiriasi pensija ir atostogos, kaip tu manai? Pensija daugiau asocijuojasi su tokia pašalpa, kaip dabartiniai pensininkai gauna. 300 eurų ten, kiek panašiai. Okay. O atostogos tai kažkokia tai daugiau nepriklausomybė, tokia laisvė, kad tu tiesiog gyveni atostogaudamas, poilsiaudamas. Okay. Jo, yra tame tiesos, aš visą laiką pavyzdį rodau tokį, ne? Esi matęs, kai atvažiuoja autobusas, iš autobuso iššoka senukai, močiutės, žilagalvės, pabyra pas senamiestį, ten sėdi kavinėse, valgo, vokiečiai, olandai, užsieniečiai, švedai, ten visokie, važiuoja į kitą šalį, ten ar kruizinius laivus. Esi matęs tokius bairius? Teko. Jo, tai vat jie yra atostogas. O esi matęs močiutę prie Maksimos palinkusią su pakalnutėm pardavinėja už 3 eurus, kad prisidurti prie pinigėlių. Esi matęs? Esu ir dar esu nupirkęs. Jo, ir aš esu nupirkęs, nes jinai yra pensijai. Tai žiūrėk, ar teisingai bus, jeigu pasakysiu, kad atostogose žmonės gyvena, o pensijoje žmonės išgyvena. Manau, kad drąsiai galima tai teikti. Jo, tai gerai, tai pats tu norėtum į pensiją ar į atostogas? Antras variantas. Aha, ja. Dar ne vienas žmogus man nepasakė, ne, tai man tinka ir pensija, žinai. Tai jo, visi mes norim atostogų, bet sutinki, kad reikia kažką daryti, kad ateiti atostogas. Sutinku. Tai kaip tu galvoji, nuo ko priklauso, ar žmogus išeis į atostogas ar į pensiją? Nuo ko priklauso? Nuo susikurto kapitalo tame pensijų laikotarpyje. Ja, didžioji dalis žmonių taip ir atsako, priklauso nuo to, kiek pinigų turėsi, ne? Tai aš visą laiką sakau, Maikas Tysonas turėjo $300 milijonų ir bankrutavo. Ne? Tai priklauso ne tiek nuo kiekio, kurį tu sukaupsi, o kaip tau skamba, jeigu aš pasakyčiau, kad priklauso nuo to, kaip tu elgsies su savo pinigais karjeros etape. Logiška? Čia jau aukštesnis lygis. Jo, jeigu išmoksi teisingai elgtis, tinkamai, tai tu galėsi gyventi taip, kaip norėsi. Ne? Ir čia mes ateinam prie tų 3, yra 3 būdai, kaip įprastai žmonės elgiasi su pinigais. Tai pirmas būdas skamba taip, uždirbu, taupau. Uždirbu, išleidžiu. Ne, aš dar su taupimu dar spėsim. Uždirbu, išleidžiu. Ja? Ir šitas pinigų valdymo modelis atrodo taip. Pasižiūrėk, kuriame iš tų 3 tu save pamatysi. Žmogus uždirbo, išleido, biškį pasiskolino, ne? Uždirbo, išleido. Ir taip pat gyvena nuo algos iki algos. Girdėjai tokį posakį, gyvena nuo algos iki algos. Teko tikrai girdėti ir teko ir susidurti. Ja, aš iki 30 metų taip gyvenau. Uždirbdavau daug, bet viską išleisdavau. Tai žiūrėk, jeigu žmogus gyvena nuo algos iki algos visą gyvenimą, tai jisai negali nustoti dirbti. Jeigu praranda darbą ar trumpam negauna pajamų, patiria daug streso, nerimo, jam tenka suktis iš padėties ir jisai tikrai negali išeiti į atostogas. Jo laukia. Kas? Iš tų 2? Pensija laukia. Ja. Pensija, Maksima pakalnutės, kaip sakau, mirtis skurde. Tai
koks gyvenimas tom pirmam modelį, kaip žmogus tą gyvenimą nugyvena, kaip jis jaučiasi, kaip tu galvoji? Tai nuolat priklausomas kažkoks tai nuo pinigų, kad tiesiog prislėgtas. Ja. Norėtum tokį gyvenimą turėti iki pensijos? Tikrai ne. Jo, ir daugelis žmonių tą supranta ir išmoksta tą pamoką. Ne visi, aš pažįstu žmonių, kurie iki šiol taip gyvena, bet šiaip didžioji dauguma išmoksta tą pamoką ir perina į antrą pinigų valdymo modelį, kuris skamba taip: uždirbu, taupau, plaunė pagal Feng Shui, taupau, išleidžiu. Ir šitas pinigų valdymo modelis skiriasi nuo pirmo, jisai atrodo taip: žmogus pradeda savo gyvenimą, pradeda dirbti. Kadangi jis yra protingas jau, išmoko pamokas, jisai pradeda taupyti, uždirba. Ir tada, kaip aš sakau, atsitinka gyvenimas, ne? Sutinka berniuką ir mergaitę, pavyzdžiui, sutinka berniukas Mantas, mergaitė Greta ir vestuvė reikia, pist vestuvės. Taupo dviese, tada reikia būsto, ne? Pist viską išleido, tada taupo toliau, dar tavo ateityje, bet tada gimsta tokie maži rėkiantis, ne? Vėl viską išleido. Taupi toliau, užknyso maži rėkiantis, reikia atostogų, ne, vėl išleidai. Tada vėl taupo, tada būtas ne pagal Feng Shui, reikia remonto, reikia mašinos, reikia dar kažko tai. Ir va taip žmogus nugyvena savo gyvenimą, pasitaupo, neišleidžia visko, pagerina savo gerbuvį ir išleidžia. Vėl pagerina savo gerbuvį ir išleidžia, ne? Arba nieko su tais pinigais nedaro, gal kažkur tai turi šiek tiek sutaupęs, bet ne kardinalią sumą. Tai dabar turiu tau klausimą. Kaip tu galvoji, Mantai, jeigu žmogus valdo pinigus antrų pinigų valdymo modelių, uždirba, pagerina savo gerbuvį, ne, vis geriau pagyvena, bet galiausiai tos pinigus išleidžia. Ar jis gali nuspręsti kelių metų būdamas, jis nustos dirbti, dirbs mažiau, dirbs tai, ką patinka, arba visai nedirbs ir gyvens iš pasyvių pajamų? Ar gali nuspręsti kelių metų? Negali. Visai eis tada, kada valstybė nuspręs, kai sulauks pensinio amžiaus, kuris šiuo metu nustatytas yra. Nu tai gerai, tai man tau klausimas tada. Kaip tu manai, už kokius pinigus jis gyvens šitame etape? Iš kur jis gauna? Tai iš pensijos tos, ką valstybė išmokės. Aha, iš sodros, ne? Sodra. Taip. Gerai, kokia tavo nuomonė apie sodrą? Ką manai? Tai tiek ir ten manau, kad mokesčius mokam, kaip paprasti piliečiai, ir jie yra paskirstomi visokiom pašalpom tenais, išmokom socialiniam, pensijom ir panašiai. Aha, kaip tu galvoji, ar valstybė privalo išlaikyti savo piliečius? Kadangi patys piliečiai dirbantis moka mokesčius, tai jie ir tikisi kažką gauti ateityje, nes tokiu principu ir veikia, kad žmonės dirba ir išlaiko tuos, kurie nedirba. Ja, bet aš atskleisiu tau siaubingą paslaptį, ne? Valstybė neprivalo pasirūpinti, kad žmonės gyventų, žinai, tokį posakį, oriai senatvėje. Čia yra žmogaus darbas. Dabar valstybė gali suteikti tai bazinius dalykus. Kodėl taip vyksta? Ne? Paaiškinsiu, kad principą tu supratai, bet bendrą idėją paaiškinsiu. Kodėl, kas tai yra, kai mes mokam mokesčius? Ne? Mokesčiai tai yra solidarumo mokestis mums visiems. Už mokesčius statomos ligoninės, apmokama policijos, gaisrinės ir taip toliau veikla. Tai yra mes rūpinamės patys savo gerbuvį, tai yra mokesčiai. Bet dabar kaip veikia mokestinė sistema? Reiškia, visi mes dirbantis, tu ir aš, mes su tavim dirbam. Mes mokam mokesčius ir išlaikom visus, kurie nemoka mokesčių. Ja, tai yra senus, neįgaliuosius, pensininkus, vaikus ir taip toliau. Ir dabar, kai buvo anksčiau, sistema veikia, ne? Mano mama iš 6 vaikų, močiutė iš 8 vaikų, tai buvo daug mokesčių mokėtojų. Gyvenimo trukmė buvo 67 metai, tai 2 metai pensijų ir kaput. Reiškia, daug mokesčių surenka, mažai kam išlaikyti, kaip ir atrodo sistema veikia. Kas atsitiko dabar? Pas tave nėra vaikų kol kas, pas mane yra vienas vaikas, aš abejoju, ar tu turėsi 6-8 vaikus. Nežinau, galbūt, nenoriu sakyti, bet tavo aplinkoje turbūt mažai kas turi daugiau negu 3 vaikus. Mažai. Jo, ką tai reiškia? Tai reiškia, kai tu išeisi į tą atostogų etapą, dabar moteriai 1,6 vaiko gimsta, ką tai reiškia? Tai reiškia, mažai mokesčių mokėtojų bus, gyvenimo trukmė dėl medicinos, dėl maisto ir taip toliau pailgėjo, žmogus išėjęs į atostogas į pensijų etapą dar 20 metų nugyvena. Mažiau surenkama mokesčių, didesnė žmonių dalis, kurios reikia išlaikyti, sistema kolapsuoja, jau dabar Seime pasigirsta kalbos, kad nori tęsti pensinį amžių iki 72 metų. Matai, ir tu norėtum būti priverstas dirbti iki 72 metų, kitaip net tos pašalpinės pensijos negautų. Natūralu, kad ne, baisu.
Jo, tai va, tai jeigu nieko nedarysi, laukia toks likimas, bet gerai, kad tu atėjai čia, nes mes tam susitikom, kad padaryti taip, kad tau netektų. Tu dar jaunas esi, kad tau netektų atsidurti toje situacijoje. Tai žiūrėk, apie sodrą išsiaiškinama, ne? Sodra tiesiog fiziškai neturės pinigų, kad išlaikyti, nes nesurinksit mokesčių. Valstybė supranta šitą problemą. Ir sako, žiūrėkit, hebridė, aš jūsų kaip ir visų išlaikyti negalėsiu, bet aš jums galiu padėti dabar, ne? Kol jūs dirbat ir uždirbat. Ir sako, yra toks antros pakopos pensijų fondas, kur jeigu jūs šiek tiek savo pinigų atsidėsite ten, tai biški daugiau pinigų ir turėsit ateityje. Dabar tavo situacija, antros pakopos pensijų fondas, tu turėjai arba nutraukęs, arba sustabdęs, arba nieko nedaręs. Kokias tavo? Aš toliau kaupiu. Aha. Kodėl toliau kaupi? Nežinau, kadangi aš matau šiek tiek jau į ateitį truputėlį, tai norisi išnaudoti tas galimybės, kiek įmanoma, bet atrodo, kad vis tiek čia nepakankamai. Jo. Labai gerai, kad kaupi. Dabar kas yra ta antra pakopa? Reiškia, žmogus gyvena, išeina į atostogų etapą ir jo pajamos sumažėja iki 30% buvusių pajamų. Įsivaizduok, dabar tu gauni 1000 ir nuo rytojos tau reikėtų pragyventi už 300. Kaip jaustumės? Nekaip. Jo, tai va, pagal statistiką sakoma, kad norint, kad žmogus galėtų gyventi oriai, tai yra normaliai gyventi patenkinti savo poreikį, jam reikia gauti 80% buvusių pajamų. Ja, o šitas tarpas, 80%. Jisai gaus tik 30. Tai ką duoda antra pakopa? Antra pakopa suteikia galimybę gauti dar 10% papildomai. Dar 10%. Jinai veikia tokiu principu, kad valstybė, tu nuo savo atlyginimo moki 3% į fondus ir gauni dar iš valstybės, prisideda valstybė 1,5%. Sako, man tas maladėts, rūpinas savo ateitim savarankiškai, mes tau pridėsim dar 1,5% ir čia nėra nei geras, nei blogas sprendimas. Yra kam tinka ir kam netinka. Dabar tinka žmonėm, kurie visiškai nesidomi investavimu. Kodėl? Todėl, kad tie pinigai iš karto investuojami ir jie uždirbami ir, kaip sakiau, dar tam atostogų etape ar pensijos priklausomai, kur išeisi, bus dar papildomai 10%. Kaip ir neblogai, ne? Geriau negu buvo tik 30, teisingai? Taip, dasideda kažkas. Jo, bet dabar žiūrėk, kokią mes problemą dar turim. Mums trūksta 40%, čia matai? Buvusių pajamų. Ir va šitos procentus tau reikia susikaupti jau savarankiškai. Ir vėl valstybė ateina į pagalbą, jinai sako, žiūrėkit, hebryte, tų pinigų, kuriuos aš jums duosiu, jums nepakaks. Matai, sodra 3%, antra pakopa dar 10%, reikia dar 4%. Valstybė sako, žiūrėkit, taupykit savarankiškai. Tai vadinasi savarankiškas kaupimas. Jo. Ir jeigu tu man tai taupysi savarankiškai, aš kaip valstybė skatinu tave tai daryti ir skatinu dviem būdais. Tai pirmas būdas, kaip aš skatinu, aš duodu 20% nuo tavo sutaupytų pinigų bonusą. Ne? Bonus. Tai pavyzdžiui, jeigu tu 1000 eurų investuoji, gauni iš valstybės tiesiog vien už tai, kad investuoji, 200 eurų bonusus. Ir antras bonusas, kuris yra dar geresnis, tau nereikės mokėti 15% gyventojų pajamų mokesčių. Dabar, pavyzdžiui, tu sakei, dirbi apsauginiu, ne, pagal individualią veiklą, tai tu turi susimokėti, gauni kažkokių pajamas ir tu turi susimokėti 15% valstybei. Teisingai? Taip, darbdavys už mane moka ten tos mokesčius. Taip. Ten moka, jo, bet jeigu tu, pavyzdžiui, nusipirktum mašiną, ją suremontuotum, parduotum, uždirbtum 1000 eurų, ne, tai tu turėtum sumokėti 105 eurų mokesčių. Teisingai? Tai va, tai žiūrėk. Valstybė skatina investuoti savarankiškai ir jeigu tu tai darysi, tu galėsi nemokėti valstybei mokesčių. Dabar man klausimas tau. Ar norėtum, ar naudojasi kažkokiam mokesčių lengvatom? Ar turi kažkokias lengvatas? Ne, nesinaudoju. Aha. Mokesčių lengvatom nesinaudoja. Gerai. Ar būtų logiška pasimti tuos 100 eurų savo, tai, kas priklauso tau, pasinaudoti valstybės lengvatomis ir visi pinigai, kurie atitektų valstybėje, būtų tau ir galėtų tarnauti tavo gerbūvio pagerinimui. Norėtum pasinaudoti mokesčių lengvatom? Gerai būtų.
jeigu tai įmanoma. Ja, papasakosiu, paskui jau vėliau papasakosiu, kaip tai manoma, ką reikia daryti ir kodėl tai yra naudinga tau, nes valstybė nori, kad žmogus pats savim pasirūpintų. Okay? Taip, tuoj sekundėlę. Tai žiūrėk, o čia mes su tavim ir pereinam prie trečio pinigų valdymo modelio, kuris skamba taip. Uždirbu, taupau, investuoju. Ką tai reiškia? Tai kad dalį pinigų nuo savo gaunamų pajamų reguliariai kas mėnesį tu atsidedi į atskirą pinigų įdarbinimo sąskaitą, kur pinigai dirba ir uždirba pinigus. Girdėjai tokį pasakį, pinigai turi uždirbti pinigus? Girdėjau. Jo, tai va tai reiškia, kad tu pradedi reguliariai atsidėti, investuoti, kad kaupti kapitalą, kuris tau leistų išeiti ne į pensiją, pakalnutės maksimą, ne, ir mirtis skurdė, o į atostogas, mėgauti savo gyvenimu. Ir kuo anksčiau tu tai pradėsi daryti, kuo didesnėm sumom reguliariai tu tai darysi, tuo didesnį kapitalą tu sukaupsi, tuo laisviau galėsi jaustis atostogo etapą ir būti nepriklausomas nuo valstybės. Norėtum būti priklausomas nuo savęs? Jo, net nepabaigiau, jau žinai, kad norėtum. Gerai. Tai žiūrėk, tai logiška, kad reikia kažką daryti. Logiška. Super. Dabar klausimas tau. Kokiame pinigų valdymo modelyje tu esi dabar? Kaip tu valdai pinigus? Nu, aš manau, kad antras, kadangi neinvestuoju, bet būna pataupau, tačiau ką pasakoje ir išleidžiu tą, ką sutaupau. Aha. Taigi dabar, tada, žiūrėk, jeigu tu valdai pinigus antrų pinigų valdymo modelio, ne, tai yra sutaupai, biškai pagerinai gerbuvį ir išleidai. Kas bus, kaip atrodys tavo gyvenimas atostogų etape, jeigu tu ir toliau valdysi pinigus šito modeliu? Nu, tai laukia pensija, 300 eurų, kaip sakant, jeigu nuo dabartinių pajamų skaičiuojant, žiūrint 30%. Mhm. Ok. Kaip išgyvensi? Susimažinsim poreikius tikriausiai, bet matau, kad reikia kažką daryti. Aha. Tai gerai, kokiam pinigų valdymo modelį tu norėtum būti? Tai norėčiau pasikelti iki 80% esamų pajamų, tai trečią tada taikomės. Ir gerai, jeigu tu tai padarytum, kaip tada atrodytų tavo gyvenimas? Na tai produktyvesnis, nereikėtų rūpintis apie kas mėnesinę pašalpą, būtų tikrai finansinė laisvė, manau, užtikrinama. Okay. Gerai, tai žiūrėk, tai tada mes išsiaiškinom, kad nori investuoti, ne, nori dalį pinigų įdarbinti. Taip. Mes dar kur įdarbinti, mes su tavim dar pakalbėsime, ne? Taip. Nori pinigus įdarbinti. Ir dabar įsivaizduok, jeigu tau reikėtų įdarbinti savo pinigus kas mėnesį, kokia tai būtų suma, minimali ir maksimali. Bet prieš atsakant vieną labai labai svarbi, čia mes einam prie pinigų valdymo taisyklių, vieną labai svarbų momentą turiu akcentuoti. Tas momentas yra toks. Kai tu vertinsi minimalią ir maksimalią sumą, tu atmink vieną taisyklę. Tu turi daryti 3 dalykus vienu metu. Pirmas dalykas, turi dalį pinigų išleisti šiandien, mėgauti šią dieną, praleisti laiką su Greta, kažką nusipirkti, važiuoti, pailsėti ir taip toliau. Nes jeigu nesimėgausi šią dieną, tai bus stresas, depresija, nerimas ir bus liūdnas gyvenimas, nesidžiaugsi gyvenimo, ne? Dalį pinigų tu turi atidėti ilgalaikiam tikslam. Pavyzdžiui, nusipirkot butą, dabar tu sakei pasiėmei paskolą šitiems būtiniai ten įrangai, tai visai technikai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu dabar moki brangiau, ne? Nes moki palūkanas, moki sutarties mokestį ir taip toliau. Tai tau pabrango viskas šitas dalykas. Tai tam, kad nepabrangtų, ne, tai tam reikia dalį pinigų atidėti ilgalaikiam tikslam. Tikėtinai atostogas norėsi išvažiuoti su žmona kažkur, tai norėsi nusipirkti kažkokių daiktų ir taip toliau ir taip toliau. Tai dalį pinigų kas mėnesį reikia taupyti ilgalaikiam tikslam. Logiška? Logiška. Ir dalį pinigų tau reikia atsidėti į investavimą, tai reiškia į savo atostogų sąskaitą, kad galėtum mėgautis gyvenimo, o ne maksimą, pakalnutės ir 3 eurai, ne? Tai 3 dalykus vienu metu. Tai dabar įsivaizduok, kad tu ir išleidi šiandien, ir atsidedi ilgalaikiam tikslam, ir lieka investavimą. Kokia ta suma reali būtų, kur tu galėtum kas mėnesį atsidėti, minimaliai tai reiškia reikšminga tau, bet tu atsidėtum ir labai jau tokio mega diskomfortą nejaustum, kaip ir normaliai jaustumės.
Kokia tam būtų mažiausia suma? 50 eurų. O maksimali, tai reiškia, tu galėtum tai atsidėti, bet jau biškai tektų pasispausti. Na taip, iki 100 eurų. Taip. Gerai. Tai dabar kokios tavo yra mėnesinės pajamos, pažiūrėsim, ar tu pataikiai su paskaičiavimu? Plius minus 1000. Visos pajamos, aš turiu menį ir su darbo, ir papildomai, kai tu užsidirbi, kai keiti į valandas į savo laiką. Nu, tada 1300. Tai žiūrėk, pagal taisyklės yra taip. Imi savo, jeigu nori žinoti, kiek tau reikia investuoti, kad sukaupti savo kapitalą, imi savo amžių, dalini iš 2 ir gauni tą sumą, tą procentais, kiek tau reikia procentų investuoti nuo gaunamų pajamų. Ką tai reiškia? Tai pagal tavo dabartinį procentą reikėtų investuoti, taip, 103, 12, apie netoli 150 eurų. Ja? Tai šita suma 50 eurų yra visiškai nepakankama. Norint, kad tu galėtum čia sukaupti bent kažkokį reikšmingą kapitalą. Bet nenusimink, jeigu tu iki šiol to nedarei, bet jau pradėjai rūpintis, galima pradėti ir nuo mažesnės sumos, susidėlioti teisingai savo biudžetą ir tada po truputį didinti. Ok? Ok. Good. Taip, gerai, apie finansus mes pakalbėjom, dabar mes šiek tiek pereikim prie taip pat labai svarbios gyvenimo temos. Čia apie investavimą mes dar šnekėsim. Dabar žiūrėk, matai, ar gali būti gyvenime, žmogaus gyvenime atsitikti, aš čia tokius žaibukus, piešėjas nekoks iš manęs, bet žaibukus dar pavyks nupiešti. Kur žmogus gali ten, nežinau, avariją patekti, traumą gauti, darbo prarasti, nelaimingą atsitikimą, artimųjų mirtis, dar kažkas. Nu, kažkas tokio negero žmogaus gyvenime gali įvykti? Gali. Gerai, tai klausimas tau, jeigu tavo gyvenime įvyktų kažkas iš tokių dalykų, ne? Iš kur imtum pinigus? Moka biuletenį. Aha. O jeigu ilgesnis laikas būtų? Jeigu, pavyzdžiui, sudaužytum automobilį, jeigu, nežinau, užpiltų namus ar dar kažkas atsitiktų, jeigu gautum didelę traumą ir negalėtum metus dirbti, kas tada, iš kur tada imtum pinigus? Reikėtų įkvoti kažkokį tai rezervą tikriausiai. Ką pasitaupęs dar esu šiek tiek. Ok. Jeigu rezervo nepakaktų, kas tada? Tada sėdėti neišeiti iš namų ir valgyti kruopas turbūt. Ja. Ką Greta apie tai pasakytų? Nežinau, apie tai kažkaip net nepagalvojom. Kažkaip šiuo metu sveiki esam, tai neteko kažkaip pagalvoti apie tokias nelaimės. Bet sakai logiškai, kad, niekada negali žinoti, ne? Gali atsitikti. Negaliu žinoti, žinoma. Jo. Dažniausiai žmonės sako taip, kad, tada, nežinau, iš rezervą imčiausi, skolinčiausi, sukčiausi kažkaip iš padėties, gal būtą parduočiau ir taip toliau, ne? Kažkaip vis tiek bet kokiu atveju išsisuktum. Nebūtų taip, kad neišsisuktum. Teisingai? Kažkaip išsisuktum, ja, tai tėvai gal padėtų, dar kažkas. Tėvai padėtų, jo. Kas yra blogai, tėvai padėtų psichologiškai yra sunku, jeigu tektų imtis, pavyzdžiui, turėtum kažkiek sukaupę savo rezervus, reikėtų sudeginti, kas irgi finansiškai blogai. Norėtum padaryti taip, kad tau nereikėtų iš niekur imti pinigų, kad tu visą laiką jų turėtum, kad ir kas atsitiktų, kad ir blogi momentai, tu vis tiek turėtum pinigų. Norėčiau. Ok, tai žiūrėk. Tai čia dabar mes perinam prie labai svarbių pinigų valdymo taisyklių, ką kiekvienas žmogus turėtų turėti, bet apie ką jis ne visada pagalvoja. Tai norint, kad tau gyvenime visais atvejais nepakirstų tavęs finansinės problemas, nes dabar tu sakai, tu turi butą, dar turi paskolą, leasingą, dar verandai pinigų, tai viskam reikia pinigų, ne? Dar atostogos turbūt norėtumėt kažkur išvažiuoti, jeigu kažkas atsitinka, tai šakės viskas nusikelia į priekį ir tenka gyventi neįrengtoj terasoje, ne? Tai todėl yra du dalykai, kurie reikalingi, kad žmogus jaustųsi komfortiškai ir užtikrintai. Tai pirmas dalykas, tu jau paminėjai tą žodį, tai yra rezervas. Rezervas skirstau aš į dvi dalis. A ir rezervas B. Tuo apie kiekvieną iš jų papasakosiu. Ir antras dalykas yra draudimas. Ja, rezervas ir draudimas dabar apie kiekvieną atskirai. Rezervas, girdėjai tokį žodį force majeure, ką reiškia? Girdėjau.
Jo, jis iš latynų verčiasi nenugalima jėga. Tai reiškia, pirmas yra toks mini rezervas 500 eurų force majeurinis rezervas. Kam jis reikalingas? Pavyzdžiui, nuskilo dantis, sprogo padanga, suplyšo ten, nežinau, žieminė striūgė kokį nors. Kažkas tokio atsitiko, kurio visiškai sudužo telefonas, sulūžo kompas, tai ko tu visiškai nenumatei, neplanavai ir tiesiog iškrita iš konteksto, ne? Įsivaizduok, suplanavai išvažiuoti kelionę, atsidėti reikia ten 400 ir piskiro, čia reikia mašiną remontuoti. Ir visi tavo pinigai ir sudėti. Tai tam reikalingas force majeurinis rezervas, tam, kad iš karto turėtum dalį pinigų, geriausiai, kad padėti į voką, į spintą, grinais ir jų voką užrašyti, kad neliesti ir viskas. Kaip tu manai, kodėl grinais? Kad būtų galimybė čia ir dabar jos pasimti, gal, kad po ranka būtų. Tai tu kortelę gali pasimti iš karto telefonų, netgi laikrodžių gali sumokėti. Per 3 sekundės gali viską padaryti. Nežinau, gal, kad būtų patogu kas mėnesį atsidėti tiesiog į tą stalčiuką. Tai grinai sąskaitą pasidarė ir atsidėti. Gerai, nekankint. Tada nežinau. Ja. Esi kada nors nusipirkęs kažką, kažkaip išleidai pinigus, nusipirkai kažką ir paskui negalvoji, blemba, gal ir nereikėjo pirkti, kam aš pirkau? Teko. Jo. Tai kodėl tai vyksta? Todėl, kad mes esam žmonės, o žmonės yra emociniai gyvūnai. Mes būnam išsekę, pavargę, ne? Ir tada valios jėgos sumažėja ir nori save palepinti ir taip toliau. Ir tu išleidi daugiau negu planavai. Jeigu, įsivaizduok, tu eini, pamatai, nežinau, moterim ten rankinukas tiktų, bičiui, nežinau, kokį laikrodį sportinį, ne? Turi pinigų, karočiai, paimsi ir nusipirksi. O įsivaizduok, tau reikia pareiti namo, atidaryti spintą, ištraukti voką, parašyta, tik kritiniu atveju nelysk užmušą, ne, atplėšti, ištraukti pinigus, grįžti atgal į parduotuvę. Tai tu 10 kartų persigalvos. Teisingai? Tai šitas force majeurinis rezervas yra tam, kad apsaugoti save nuo savęs. Okay? Tai dabar antras yra 2-3 mėnesių pajamų. Tai dabar klausimą turiu tau. Kiek mėnesių tu dabar galėtum išgyventi, negaudamas nei cento pajamų? Panašiai ir galėčiau, gal 2 mėnesius kokius. Turi 2 mėnesių rezervą, ne? Gerai, super. Tai rezervas antras 2 mėnesių, 3 mėnesių rezervas reikalingas tam, kad jeigu prarandi darbą, pavyzdžiui, arba nusprendi keisti darbą, ar atsibosta, ar dar kažkas, kad tau nereikėtų desperatiškai pulti ieškoti kito, nes žmogus, jeigu neturi pinigų, reikia mokėti sąskaitas, jisai puola ieškoti kito, tada sutinka su prastesniam sąlygom, su blogesniu socialiniu paketu, nes jam reikia šeimą maitinti, ne? Tai todėl, jeigu yra rezervas, tu gali 2-3 mėnesius gyventi, mėgautis, rinktis darbą, ieškoti pasiūlymų, ieškoti tai, kas tau patinka ir taip toliau. Tai yra gerai, kad turi rezervą 2-3 mėnesių, jisai yra pakankamas, daug didesnio nereikia turėti, apie tai dar vėliau pakalbėsim. Ok, ir dabar antras dalykas, draudimai. Ar turi kokius nors draudimus? Ne, neturiu. Neturi. Gerai, labai gerai. Kodėl neturi? Nežinau, kažkaip tiesiog jeigu būna biuletenis trumpalaikis, tai gauni tą biuletenį ir tiek, o apie tai daugiau nepagalvojau. Super, labai gerai. Dabar žiūrėk, tu sakai, kad tau nuo algos iki algos, ta prasme, ne nuo algos iki algos, biškai pastaupai, bet principė tau dabar trūksta pinigų, nes gaunasi kiek uždirbi, tiek išleidė, ne kažkiek ten nedaug pasitaupyti pavyksta. Tai gerai, tai dabar žiūrėk, kai tu biuletenį gauni, jeigu pavyzdžiui, įsivaizduok, gautum traumą ir mėnesį nedirbtum, ar tavo pajamos išliktų tokias pat ar sumažėtų? Sumažėtų. Jo, sumažėtų, nes tu gautum biuletenį iš pagrindinio darbo, tu kadangi, sakai, dirbai dar papildomai, ne, tai jau negalėtum papildomai dirbti ten apsaugoje, nes pagrindinis darbas vairuotojo, tai tenais prarandi pajamas, ne, tu sakai štuką, tai 300 ten prarandi ir čia nuo štukas sumažėja apie 3%, tai būtų 700. Tai vietoj 1300 gautum 700. Kaip jaustumės? Susimokėčiau mokesčius, pavalgyti užtektų, o daugiau tai kaip ir niekam turbūt. Ja. Kaip jaustumės praradė 700, jeigu suplanavai jau terasai nusipirkti dažus? Tai tektų atidėti turbūt, iki kol pasveikčiau. Ar logiška būtų padaryti taip, kad nereikėtų atidėjinėti ir kad ir traumą gavus galėtum normaliai turėti pinigų ir padengti ir laikyti savo finansinio plano? O tai galima tai padaryti? Jo, tai dabar žiūrėk, aš tau trumpai paaiškinsiu apie draudimus ir jų logiką. Dažniausiai žmonės neturi draudimų, nes nesupranta logikos. Jie galvoja, niekad man neatsitiko, tai ką aš žinau, tai niekad jeigu neatsitiko, tai gal viskas gerai bus.
Yra tokias mintis, kad jeigu nieko nebus. Nu, yra. Atrodo, pinigų sutaupysi, jeigu neapsidrausi. Atrodo, ten brangiai gal kainuoja. Jo. Žiūrėk, draudimo tikslas yra tam, kad apsaugoti tokiais atvejais blogais momentais, jeigu jie atsitinka. Daug dėja, kad neatsitiktų, man per 17 mano metų ar 18, kai aš turiu draudimus, tik tai šitas priešiukas lūžęs buvo. Nors 4 kartus su mašina verčiausi, visko buvo, bet Dievulis apsaugojo. Bet aš žinau, kad jeigu kažkas man realiai atsitiks, aš esu apsaugotas. Tai žiūrėk, trumpai apie draudimus. Daug nedaug užžiūrėjant, ne? Draudimas yra keturios pagrindinės draudimo rūšys. Tai yra gyvybės draudimas, traumų, neįgalumo, kritinių ligų. Ir apie kiekvieną trumpai ir eisim toliau. Gyvybės draudimas yra reikalingas tam, kad apsaugoti artimuosius, netekus, čia jau nebe žmogų išmokama, o artimiesiam išmokama, ne? Tai jeigu tavęs neliktų šiam pasauliu, nedaug dievė, ne? Ar kas nors finansiškai dėl to nukentėtų? Nu, bendra paskola paimta, nemaža, tai tektų našta žmonai tada. Jo, tektų našta žmonai. Tai gyvybės draudimas yra tam, kad apsaugoti kitą pusę, kad jeigu kažkas atsitiks, kad jai netaptų, nenukristų visą. Psichologiškai jau nieko negali padaryti, bet finansiškai bent gali padėti susitvarkyti, kad nebūtų didelės naštos. Vidutiniškai gyvybės draudimas yra taip, skaičiuojamas 12-24 mėnesius, kad žmogus galėtų, pajamų, kad žmogus galėtų išlaikyti tą patį gyvenimo būdą 12-24 mėnesius. Tavo atveju arčiau 12, gal viduriukas, nes nėra vaikų kol kas, nors yra paskola. Jeigu būtų vaikai, tai vienareikšmiai 24 mėnesius. Mano, pavyzdžiui, aš turiu žmoną, turiu vaiką ir turiu paskolą. Tai jeigu aš numirsiu, mano tikslas, kad 2 metus žmona nekeistų gyvenimo būdą. Nereikėtų būtų parduoti, išsikraustyti, kad vaikas galėtų į tą patį darželį ir taip toliau. Tai čia yra mano esmė. Kaip aš juokauju, tol, kol per 2 metus jau prisitapatins, kol naują vyrą susiražina. Iki to laiko turi pragyventi, ne? Tai mano žmona gautų, jeigu aš numirčiau, 500 000 eurų. Aš mirti nesiruošiu, sakau, gyvensiu iki 100 metų, bet žinau, kad jeigu tai atsitiks, tai bent šeima savo pasirūpintų. Dėl gyvybės aišku? Aišku. Traumų draudimo tikslas, traumų draudimas yra mokamas procentas nuo pasirinktos sumos. Kaip mes jau ir kalbėjom, tu uždirbi 1300 eurų, jeigu tu gauni traumą, tavo pajamos sumažėja 600 eurų, ne? Tai gaunasi, tikslas yra, kad gavus traumą, tavo šita suma padengtų ir atloštų tuos 600 eurų. Nes tu esi suplanavęs savo gyvenimą šiai sumai. Tu esi suplanavęs terasos darymą, kelionės, tu esi suplanavęs taupimą, viską esi suplanavęs. Ir tikrai nėra tavo plane vietoj vištienos kepsnio valgyti kruopas mėnesį, ne? Nėra to plano. Nėra. Tai tada tau reikia, kad tu atloštum tą sumą, nukristų tavo gyvenimo kokybę. Okay? Ir nereikėtų remtis tada į žmoną, kad sorry, bet tu jau čia išlaikyti. Tai traumų draudimo tikslas yra padengti, kompensuoti šitą sumą, jeigu kažkas atsitiks. Gerai? Gerai. Neįgalumo draudimas yra labai svarbus tavo atveju, nes tu dirbi ganėtinai, ne tai, kad pavojinga, bet padidintos rizikos darbą, tu dirbi vairuotojų ir dar apsauginio. Tai jeigu žmogaus tikslas yra, kad neįgalumo atveju, neįgalumas yra sunki trauma. Kai galūnės tam prarandimas, tam taip toliau, tu kadangi dirbi šitam su mašina važinėjai, tai pas tavai rizika biškai yra didesnė. Tai tam yra, kad jau žmogus galėtų nuo metų iki 2 negalvoti apie pinigus, o turėti pinigų pakankamai, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, tam, kad jis galėtų atlikti reabilitaciją, kad galėtų, nes tikrai, kai žmogų jau gauna sunkią traumą, jam ne iki darbo. Jam svarbu, kaip išgyventi, kaip normaliai ir netapti našta žmonai, dar paskola, būsto ir taip toliau. Tai neįgalumo draudimo tikslas yra, kad metus 2 žmogus galėtų tvarkyti savo gyvenimą, prisitaikyti prie naujos realybės, kadangi žmonės mes esame lankstus ir adaptyvūs, mes greitai prisitaikom prie naujos realybės. Žmogus net regėjimą praradęs jau susiranda darbą. Tai tam, kad metus 2 galėtum ramiai savo vykdyti savo įpareigojimus ir nesitapti našta savo artimiesiams, jau čia žmogui yra ta suma skirta 12-24 mėnesių rezervas toks, kad jisai galėtų gyventi. Okay? Turi klausimų iš pirmų 3? Ne, kol kas viskas ok. Na ir kritinių ligų draudimas yra reikalingas, kadangi valstybė mus gydo, mes mokame mokesčius ir jį mus gydo, bet pats žinai valstybinės sistemą. Mano žmona norėjo dukrytę užregistruoti pas okulistą valstybiniai į šitą darželį, poliklinikoje,
tai praeitą savaitę registravo, bilietą gavo rugpjūčio mėnesį. Tai va, tai rugpjūčio mėnesį gavo talonėlį 4 metų vaikui, žinai, yra kaip yra. Tai kritinių ligų draudimas yra tam, kad jeigu kažkas atsitinka, kritinė liga yra vėžys, Parkinson, Alzheimeris, taip toliau. Dar tiesa klausimas, ar tavo tėvų, brolių, seserų, artimųjų aplinkoje kas nors turėjo kokią nors onkologinę ligą ar panašiai? Ne, neturėjo. Tai labai gerai, tai reiškia, tavo rizika nėra didelė ir tikslas yra kritinių ligų draudimo, kad žmogus, jeigu sužino kažkokią diagnozę, jam tikrai jau nerūpi ten jo darbas ir panašiai, jam norisi kuo greičiau išgydyti. Tam reikia turėti pinigų, kad galėtum iš karto pasidaryti MRT tyrimus, genetinius tyrimus, vaistus kažkokius nusipirkti ir taip toliau, kad kuo greičiau greit back to business, nes praktiškai visas vėžio stadijos, beveik visas išgydymas ir taip toliau. Tai yra, jeigu kažkas atsitiks, kad tu galėtum pasimti pinigus ir neimti iš kapitalo ir taip toliau, ypač jeigu kažkoks sunkmetis ateis, ar žmogus darbo praras ir nebus pinigų, tada dar gali būti blogiau. Ok? Ar aišku dėl kritinių ligų? Aišku. Tai dabar žiūrėk, Matai, turiu tau klausimą. Ar tau būtų įdomu sužinoti, kokios draudiminės apsaugos tau rekomenduotinos ir kiek jos, svarbiausia, kiek jos galėtų kainuoti į mėnesį, kad tu jaustumės užtikrintas, saugus ir turėtum pinigų ir sunkiais momentais, jeigu nedaug dėl kažkas atsitiks? Būtų įdomu. Ok, tai žiūrėk, kito susitikimo metu aš tau atliksiu namų darbus, paskaičiuosiu, kokios tai sumos, kiek tai galėtų kainuoti per mėnesį, pateiksiu tau rekomendacijas, o jau ką daryti su šitą informaciją, tu spręsi pats. Gerai, aš tau nieko neįrodinėju, nepardavinėju, tiesiog paaiškinu logiką, kad tu žinotum, ką su to daryti. Gerai? Ok. Good. Gerai, tai dabar žiūrėk, labai svarbu dar su šitą susijusi informacija, ne? Mes kalbėjome apie traumas. Gauni traumą, sumažėja atlyginimas ir tada tavo pajamos teoriškai turėtų išlikti tokios pat, tam yra draudimai, bet čia man gimė vienas klausimas. Kaip tu valdai pinigus? Tu gauni algą ir ką darai? Tai ką, pirmiausiai mokesčius susimokė, einamas išlaidos būna kažkokios smulkesnės, ir tada pramogos tam tikros. Ar skaičiuoji, kiek leidai? Ne, šiaip pinigai yra vienoj sąskaitoj, tai tiesiog glaudi tą kortelę ir žiūri mėnesio gale jau reikia vėl algos, kad užtektų. Ja, arba reikia naktinę kažkur dar pavaryti, ne? Jo, va būtent dar naktim pavarai, papildomai gauni, tai jau šiek tiek atsipalaiduoji, tada jau turi lyčiną ten 102. Ar būna taip, kad kartais stresuoji dėl to, kad alga artėja? Tai žinoma, jeigu stresuoji, tai tada ir šoki į boltą ir važiuoji dirbti, kad šiek tiek kompensuoti tą stresiuką. Ok. Norėtum padaryti taip, kad tau nereikėtų stresuoti ir kad tu žinotum visą laiką, kiek tau pinigų, kur atitenka, kiek tau galima išleisti, kaip sudėlioti planą. Įdomu toks dalykas? Įdomu, tikrai įdomu. Ja, gerai, žiūrėk, trumpai paaiškinsiu apie 6 sąskaitų metodą. Aš jį naudoju jau 7 metus su žmona, mes naudojam šeimoje. Nuostabus instrumentas. Kodėl tai atsitinka tavo situacijoje, nes tu neplanuoji į priekį ir nestebi, kur išleidai. O čia yra kertiniai dalykai. Norint kažkur išleisti, reikia suplanuoti, sužiūrėti, kur į kokias kategorijas tu gali atsidėti ir tada stebėti, kaip tau sekasi laikytis plano. Tik tai tokiu atveju tu gali kontroliuoti savo išlaidas. Žiūrėk, tu negali kontroliuoti to, ko nematai. O jeigu tu to nekontroliuoji, tai pats supranti, kuo baigės. Yra 6 sąskaitų metodas. Paskirstyti savo išlaidas į 6 kategorijas. Kasdienės išlaidos. Toliau eina ilgalaikis taupimas, investavimas, pramogos, tada edukacija, dovanas. Dabar žiūrėk, tu paėmė, gauni atlyginimą, jeigu su žmona valdo pinigus, tai su žmona, abudu gaunat atlyginimą ir paskirstat procentais. Jo, 55 procentai eina čia, 10-15 procentų eina čia, taip, 10-15 eina čia, taip, pramogos eina 10 procentų. Kodėl aš tos 2 atskyriau, nes pradžioje gali būti sudėtinga su 6 sąskaitom, tai bent 4 pirmas kertinės, tai labai yra svarbu. Tada eina 5 procentai čia ir 2-3
procentą eina į dovanas. Dabar apie kiekvieną trumpai atskirai papasakosiu, paskui kitam susitikimui duosiu namų darbų, jeigu norėsi pradėti geriau valdyti pinigus ir jų turėti, ir pasakys, ką reikia daryti. Tai žiūrėk, kas yra kasdienės išlaidos, tai yra būsto kreditas, maistas, rūbai, kūras, mašina, telefonai, viskas, ką tu išleidai kiekvieną dieną reguliariai. Okay? Ilgalaikis taupimas, tai tu tikėtina, norėsi su Greta išvažiuoti atostogas kažkur, tai tam reikia pinigų. Teisingai? Automobilį kažkada atnaujinti norėsit, tam reikia pinigų. Ja? Kai planuosit kažkokį jauną pilietį į pasaulį paleisti, ne, tam irgi reikia taupyti krepšelių pinigų. Teisingai? Tai viskam tiem dalykam reikia pinigų, tam reikia taupyti. Investavimas. Tai mes jau susikalbėjom su tavim, kad čia yra tavo atostogų sąskaita, kad galėtum jaustis komfortiškai ir gyventi ne Maksimo pakalnutės, o normaliai gyventi savo mėgautis, keliauti ir taip toliau. Ir pramogos, tai yra 10% nuo savo gaunamų pajamų šeimos atskiri pramogom. Atsidedi, kad galėtum išleisti, pramogauti, kas tai yra. Maistas kavinės, visokios ten, nežinau, šokinėjimai ten su parašutais, jeigu sugalvosi, važinėjimai kartingų, kinas, teatras, spektakliai, kava degaliniai, tai irgi yra pramoga, nes tai neįeina kasdienės išlaidos. Tai yra tos pinigų sumas, kurios tu tiesiog išleidai pasidžiaugti savo gyvenimu. Okay? Aišku šitas? Okay. Edukacija, tai žiūrėk, jeigu nori kažką gyvenimo pasiekti, reikia kažką tai mokytis, edukuotis, tobulėti, teisingai. Kartais tai kainuoja pinigus. Knygą nusipirkti, kartais, pavyzdžiui, dabar su manim kalbėjo apie finansų valdymą, tai tas pats eina investavimas, jeigu nori daugiau pinigų turėti, reikės į seminarą kažkokį nueiti ir taip toliau. Tai tam reikia pinigų, gali pabiški kaupti ir įsigyti. Na ir galiausiai dovanas, tai žinai, kalėdos ateina netikėtai, visą laiką surprizas būna ir kad reikia visiems dovanas pirkti, tai yra šakės, ne? Tai kalėdos, kad neateitų kalėdos netikėtai, reikia kažkiek tai pinigų kas mėnesį atsidėti. Žmonos gimtadienis kažkodėl kas metus būna, nesuprantu, kodėl nereikia pirkti dovaną. Jo, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tam reikia irgi dalį pinigų atsidėti, kad nebūtų surprizas, kad prieš kalėdinis būna taip, kad per kalėdas išsileidai babkės, o paskui sausio mėnesį pirštą čiulti. Būna. Jo, tai va, tai kad to išvengti, tam reikia pinigus valdyti pagal tas 6 sąskaitas ir tai tau labai duos didelį komfortą, nes tu planuosi į ateitį, žinosi, kiek tu gali išleisti, kokiam kategorijai. Logiškai? Taip. Ar galim susitarti namų darbus, kad iki kito susitikimo metu, kad tu pasižymėtum tas kategorijas, atsisėstumėt su žmona ir pasidarytumėt savo namų darbus. Pasiskirstumėt savo pajamas pinigais per šitas 6 sąskaitas. Tada kito susitikimo metu mes aptarsim. Okay. Aš tavo atsiųsiu Gintaro Pociūno video, kad žmonai galėtum parodyti, yra 6 stiklainiai, grinai, kas tai yra 6 sąskaitos, kaip jos veikia. Tai, va, šita, vien tik tai šito dalyko integravimas į tavo gyvenimą ženkliai pagerins tavo finansinę gyvenimo kokybę. Okay? Good, gerai. Ir einam jau į rezumuojant į pabaigą. Apie investavimą. Tu pastebėjai, kad mes šiandien kalbėjom daug apie įvairius dalykus, bet mes visiškai nekalbėjom apie tai, kur investuoti. Taip, šitą pastebėjau. Ja, kaip tu manai, kodėl? Na, gal čia jau sudėtingesni dalykai prasideda, sudėtingesni procesai tam tikri. Ja, priežastis yra tai, kad žmogus negali pradėti investuoti, kol jis nesupras, kaip teisingai valdyti pinigų. Kas iš to, kad tu pradėsi investuoti, jeigu tu nežinai, ką darai. Ja? Tam, kad žinai, ką darai, tu turi pirmą išmokti bazinius dalykus, suvokti, kaip valdyti pinigus, ką su jais daryti ir kur konkrečiai investuoti, apie tai pakalbėsim vėliau. Tai dabar, žiūrėk, aš tau trumpai paaiškinsiu, kas yra investavimas. Ir aš tau atsimeni keletą kartų minėjau, kad reikia kas mėnesį investuoti. Taip. Va dabar čia ir bus atsakymas, kodėl. Taip. Įsivaizduok, tu dabar turi pinigus, ne? Tu toks maladėts, esi taupai, toks viskas zašabys, antras pinigų valdymo modelis, kiekvieną mėnesį atsidedi, va, pinigų kiekis auga per laiką bėgant, ne? Didėja. Kas su tavo pinigais atsitinka, kaip tu manai? Čia tuo atveju, jeigu tiesiog banke? Jo, jeigu taupai, dėdė į koinę, kaip mano kuminas sako, į koinę dėdė. Nuvertėja, manau. Jo, taip, į infliaciją, ne? Žodis infliacija girdėtas, turbūt visur dabar. Girdėtas. Jo, infliacija reiškia pinigų nuvertėjimas, tai reiškia, jeigu anksčiau už 100 eurų galėjai nusipirkti 100 batoną, tai dabar už 100 eurų gali nusipirkti 80 batonų, ne? Kaip paprastai kalbant. Tai dabar kokia yra normali infliacija, kaip tu manai? Kiek procentų? Nežinau, dabar per žinias rodo 13%, ar ten jau aukščiau netgi. Jo, bent jau pastarėjį laikotarpį čia.
Jo, sveika infliacija yra 2-3 procentai. Tai reiškia, teisinga, gera ekonomika infliacija yra 2-3 procentai. Mes, kai stojame į Europos Sąjungą, mes atitikom Maastrichto kriterijų, kuris yra 2,3 procentų. Tai reiškia, infliacija yra sveika. Dabar yra teisingai, paskutinio mėnesio infliacija buvo 16 procentų, metinė tikėtina apie 10-15. Ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastą dalyką. Jeigu tu turi 10 000 eurų, 2021 metų sausis, tai tu turi tik tai 9 000 eurų 2022 metų sausis. Tai tu 1000 eurų per metus tiesiog išmetė iš šiukšlinę. Įsivaizduoju, kiek galėtum nusipirkti dažų terasai, ne už 100 eurų. Tai dabar žiūrėk, reiškia, kas mėnesį pasiemi 100 eurų, pasiemi žiebtuvėlį, ne, ir vat sudeginė taip su šypsena veide. Norėtum kas mėnesį po 100 eurų sudeginti? Ne. Tai vat štai kas įvyksta su tavo pinigais, jeigu tu juos tiesiog taupai ir nieko su jais nedarai. Jie nuvertėja. Dabar ką daryti, kas tas investavimas? Jeigu tu padėtum pinigus atsidinėti investicinius fondus, ja, tai investavimas vyktų taip. Kyla, krenta, kyla, krenta, kyla, krenta, kyla, krenta. Va tokiu principu vyksta investavimas. Reiškia, fondai, jų vertė nuosekliai dėl ekonomikos augimo auga, bet tai vyksta kilimai, kritimai. Ir čia mes ateinam prie to esminio dalyko, kodėl reikia investuoti reguliariai, kas mėnesį, o ne bandyti gaudyti viršūnės ir apačias. Tai viršūnės ir apačias tai papasakosiu. Tai todėl, kad kai tu investuoji reguliariai, tu perki čia, perki kilime, perki dugne, perki per vidurį, perki vėl viršūniai. Ir tau principė nesvarbu, ar kyla fondai, ar auga, ar krenta, nes tu perki kas mėnesį skirtingose augimo etapuose. Ir taip pirkdamas tu fiksuoji kilimų, kritimų vidurkį, ja, kuris yra, vidurkis kilimų, kritimų, kuris yra 8-16 procentų. Tai jeigu tu neinvestuoji, tu garantuotai prarandi 10 procentų, jeigu tu investuoji, tu uždirbi potencialaus pelno nuo 8-16 procentų. Uždirbti yra geriau negu pralošti. Ja. Dabar žiūrėk, kas atsitinka, jeigu žmogus bando pagauti viršūnės. Žinai, tokia, kriptomilionierių, pigiai nupirksiu, brangiai parduosiu, ne? Tai tokiu atveju žmogus patiria didelį nuostolį, nes mes esame žmonės ir mūsų valdo psichologija. Žmogus sugalvoja, kad auga, visas rinkos auga, aš nusipirksiu čia, parduosiu, kai bus brangiai. Rinka auga, džiaugiasi, žmogus trina ir pys pradeda kristi. Gerai, krenta, čia nieko baisaus, pys nukrenta iki to lygio, blema, gal kodėl aš viršūnį nepardaviau. Kai atšoks, tada parduosiu, tada čiučiut atšoka, laukiu, tuoj pradės. Pradeda dar labiau kristi. Galvoju, kodėl aš šitoj vietoje nepardaviau, nerimas. Bet blema, jau dabar laikysiu iki galo, vis tiek turiu atšokti. Vis krenta, žmonės, panika rinkoje, viskas nukrys, viskas dings, nieko nebeliks. Ir žmogus šitoje vietoje neišlaikęs įtampos parduoda. Ja, parduoda, praranda pinigus. Tada jis toliau investuoja, tada kyla. Žmogus sako, blema, kam aš pardaviau, reikėjo neparduoti. Dabar palauksiu, kol nukris, tada nusipirksiu. Nekrenta, kyla. Sako, fuck, dar kilstojau. Pist nusiperka šitoje vietoje, ir istorija kartuojasi. Todėl žmogus, tas, kuris investuoja reguliariai, nekreipdamas dėmesį, jis uždirba daugiau negu tas, kuris bando pagauti augimus ir kritimus. Tai mes esame emocingi gyvūnai. Tai kaip tu norėtum investuoti? Stabiliai, normaliai ir turėti reguliariai uždarbį ar su stresu, su panika? Stabiliai. Labai čia kažkaip teisingai viską papasakai. Jo. Tai dabar žiūrėk. Teisingai papasakau, nes mokau to žmonės ir pats taip darau. Todėl. Gerai, tai dabar einam mes į reziumė, pasižiūrėsim, ką mes su tavim, reziumuosim, ką mes su tavim dabar turim ir pasižiūrėsim, ką mes galim padaryti toliau ir apie ką mes pakalbėsim sekančio susitikimo metu. Jau mes su tavim užtrukom, kaip tik jau lygiai tiek laiko, tai reikia mums pabaigti, kad batareika nepasėstų. Taip. Taip, gerai. Žiūrim, ką turim, o turim mes su tavim tokią situaciją. O turim mes su tavim tokią situaciją. Taip.
Taip. Gerai. Ir norim su tavim tokios situacijos. Gerai, žiūrim, ką turim, matai, ne? Dabar tau 28 metai, Kaune, dirbi vairuotojų, su Greta žmona gyvenat kartu, paskolą būsto pasiėmė beveik 100 000, aš irgi 100 000 buvau pasiėmęs, bet man jau daug mažiau beliko. 400 eurų per mėnesį moka, dar turit mini paskolėlę būsų šitam buitiniai technikai, kurią anksčiau ir vėliau jūs mokėsite, terasą tvarkotės, tai reiškia viskam reikia pinigų. Antram pakopos pensijų fonde kaupėt pinigus, yra gerai, super, dalis pinigų tau praeis. Mokesčių lengvatam nesinaudoja, tai reiškia, uždirbi daug mažiau negu galėtum, nesutaupai tuos pinigus, atiduodi viską valstybei. Ar kaip tu galvoji, ar nuo to, kad tu viską valstybei atiduosi, tavo pensija didesnė bus? Procentaliai turėtų būti biški didesnė. Jo, jeigu daugiau uždirbi, bet jeigu tu nepasinaudoji lengvatom, tai kažin, ar bus. Valstybei pabarbanu, tu tiesiog ją palieki viską. Turi 2 mėnesių rezervą, kas yra neblogai, ne? Ir draudimų neturi, tai jeigu atsitiks trauma, avarija, nelaimingas atsitikimas, teks skolintis, valgyti rezervą, jeigu nepakaks rezervo, tai teks susidurti su sunkumais, pas artimuosius kreiptis ir taip toliau. Ir esi antram pinigų valdymo modelį, tai reiškia, uždirbi, biški pasitaupai ir išleidi, tai jeigu toliau tęsi tą gyvenimo būdą, tai tavęs laukia pensija ir mirtis skurde. Ar viskas yra, kaip aš papasakau, teisingai? Tikrai taip. Good, gerai. Tai dabar einam, ko tu nori. Nori valdyti pinigus teisingai, tai yra parodžiu to 6 sąskaitų metodą, mes susitarėm su tavim, kad tu padarysi pagal tas 6 sąskaitas, atsiųsi tau video, kad peržiūrėsi video, kitą sutikimo metu tu galėsi pasiruošti, pasidėliosi pagal procentus, ne? Taip. Tada su žmona pažiūrėkit būtinai video, nes labai rekomenduoju nepiršti ją, tiesiog parodyti kaip galimybę. Tai taip pat sakai, kad nori pasinaudoti mokesčių lengvatom ir valstybei neatiduoti tai, kas gali likti tau. Nori perėti 3 pinigų valdymo modelį, turėti aiškę strategiją, kiek, kur, kokiom sumom investuosi, kiek atidėsi, kokį kapitalą sukaupsi, kada galėsi išeiti į atostogas. Ir nori pasižiūrėti draudimus, kad žinoti, kiek tai galėtų tau kainuoti, kad būtum saugus, jeigu atsitiks sunkus momentai. Ar viskas yra kaip papasakojau? Taip. Gerai. Dabar žiūrėk, tarp to, kur tu esi, ne, ir kur tu norėtum būti. Kokį tu matai atotrukį? Kas yra čia ir ko trūksta čia? Matau, kad yra tam tikras atotrukis ir gan nemažas. Kurioje vietoj? Tai visų pirma, draudimų nėra. Okay. Reikėtų apsisaugoti tiek save, tiek antrą pusę. Taip. Teisingai pinigus valdyti. Ir išnaudoti tas mokesčių lengvatas, kurios yra kaip ir duodamos, bet jų nesinaudojam. Ok. Tai norėtum perėti šitos į šitą situaciją? Norėčiau. Good. Tai žiūrėk, tai mes su tavim susidėliosim, sutarsim to kitą susitikimą ir per jį susidėliosim tokius laiptelius. Kaip iš kairės pusės perėti dešinę, lengvai, neatsistresuojant per daug. Ir galėsim paruošti aišku savo planą, žinoti žingsnis po žingsnį ir jausi daug užtikrinčiau. Ok? Ok. Taip, išsaugau šitą. Tada mes su tavim parodysiu dar trumpai, ką mes su tavim kitą susitikimo metu aptarsim. O su tavim mes aptarsim tokius dalykus. Pakalbėsim apie investavimą. Jau kito susitikimo metu mes ir kalbėsim, kas yra investavimas, su kuo jis valgomas, ką jis daromas. Nes dabar mes kalbėjom tik apie bazinius dalykus, kito metu mes kalbėsim apie tai, kur įdarbinti tavo pinigus, įsivertinsim tavo riziką. Matai, yra 4 rizikos. Pakalbėsim apie investavimą apskritai, pakalbėsim apie rizikų grupės, pasižiūrėsim, kaip tu toleruoji riziką, ne? Ar lėčiau, ar greičiau, ar kokiu būdu galime eiti. Apie skirtingas turto klasės pakalbėsim. Apie privalumus, pliusus ir minusus kiekvienos turto klasės pakalbėsim ir pažiūrėsim, kokius žingsnius galim susidėlioti. Gerai? Ok. Gerai, tai žiūrėk, turi dabar kalendorių prieš save. Pasižiūrim, kada mes galim susimatyti. Taip, kaip tau kitas ketvirtadienis 19:30, antrą dieną? Kaip ir treniruotė suplanuota nuo 18:30 iki 21, o penktadienį tai jau laisvas būčiau. Arba tada dar pirmadienį. Taip, palauk, tada žiūrėk, pas mus dabar sekmadienis, tai davai mes pasižiūrim gal antradienį. Kaip tau antradienis?
Antradienis tinka. Tai gerai, tai antradienį 19:30, jo? Jo, tinka. Good. Gerai. O dabar palauk biškai, čia dabar įrašą stabdom, konsultaciją biškai stabdom, bet pas mus ketvirtadienį yra suplanuotas 19:30 realiai, rytas. Antras mūsų treniruočių. Tai okei. Gerai. Nu, gerai, Jo. aš žodžiu situaciją. Tai gerai, Mantai, tai žiūrėk, mes su tavim aptarėm, pasižiūrėjom, pasidėliojom planą, atsiųsiu aš tau informaciją, sutarėm, kad tu pasidarysi pagal 6 sąskaitas. Ir kitą susitikimo metu mes jau sudėliosim visą planą. Tai turiu dabar prieš atsisakinant tau klausimą. Iš to, ką tu šiandien išgirdai ir pamatei, kas tau pasirodė naudinga, įdomu ar privertė susimastyti? Kokie dalykai? Gali pasidalyti? Tai privertė susimastyti, kas laukia ateityje, labiau žiūrinti tą pensinį amžių, kad nevargti, kad nebūti, kaip sakant, su tom pakalnutėm prie maksimos. Tada apie draudiminės apsaugas ypatingai, net nesusimašiau, kad būtų galima save apsisaugoti, kad netektų graužt morkos. Tai daugiau tas investavimas, tai toks atrodo kosmosas, dar neteko apie tai nieko girdėti, bet antro susitikimo metu tikiuosi apie tai sužinoti ir kad tą naudą pajusčiau didesnę. Good. Tai tokie pastebėjimai. Good. Liuks. Bus žiauriai naudinga, jeigu darysi, ką susitarsim, tai ir pats būsi laimingas, ir Greta bus laiminga, ir terasą dar pastatysi. Viskas bus žaidys. Super. Na. Vsio, gerai, deal, tada, kaip susitarėm, antradienį susimatom. Davai, iki. Gerai, iki. Nu gerai, chebrytė, viskas. Baigėsi mytas, atsimutinkit.